General Financing – Lietuvos futbolo A lygos rėmėjas. Labas vakaras, Šiaulių miesto savivaldybės stadione netrukus prasidės tikra futbolo šventė. UEFA Europos lygos pirmojo atrankos etapo atsakomosios rungtynės Šiauliai Talino Levadija. Dabar štai tokia klaida ir Talino Levadijos atsakas. Perdavimas į baudos aikštelę, pavojinga. Ataka tuo nesibaigė, smūgis ir dabar viskas baigėsi laimingai. O čia pavojingas epizodas ir blokuojamas smūgis, tačiau ataka tęsiasi. Dabar jau reikia susitvarkyti su užduotimis mūsų gynėjams, leidžia smūgiuoti link vartų, tačiau kamuolys skrieja virš jų. Dabar Robertas Veževičius dešinėje, 1-1, jo aukštas perdavimas į baudos aikštelę, čia Artūras Rimkevičius, ataka tęsiasi ir pavyksta vėl išnešti sveiką kailį varžovams. Kairuoju kraštų perdavimas Santiagas Kesenelis. Perduoda kamuolį į baudos aikštelę. Čia Robertas Veževičius link Artūro Rimkevičiaus. Ir netikslus perdavimas. Artūras Rimkevičius nusivylimas iš jo pusės. Robertas Veževičius dabar susistabdo kamuolį, nors pats perdavimas Veževičius nebuvo toks paprastas. Veževičius baudos aikštelėje, stovi ant kojų. Perdavimas neblogas, griūna futbolininkas baudos aikštelėje. Kesenelį baudos. 11 metrų baudinio nėra, mažo to dar geltona kortelė rodoma Santiago Kesenelį. Na, norėčiau, kad būtų skirtas 11 metrų baudinys. O kas to nenorėtų? Geriau to norėtų visa Lietuva. Ir 11 metrų baudinys. Artūras Rimkevičius, bravo jam, dabar tiesiog jau net nebūtų pasiekęs kamuolio Rimkevičius, tačiau pastūmė į varžovas ir dabar trečiasis numeris Artiomas Artiūninas gauna geltoną kortelę. Aplodismentai čia, dabar Artūras Rimkevičius pats panašu, kad stoja prie kamuolio ir jo akistata su vartininku. Rimkevičius smūgis ir įvartis Šiauliai 1-0, štai taip turėkite estai. 1-0 Artūras Rimkevičius pasižymė, Romanas Miško nuginkluotas, nors atspėjo dabar kampą Romanas Miško, tačiau Artūras Rimkevičius šįkart buvo gudresnis, šįkart buvo tikslesnis ir laukiame dabar Šiaulių antrojo įvarčio. Pavojingas, labai pavojingas smūgis pažemė ir Bartkus dabar jau šaunuolis išsmūgio kamuolį už aikštės ribų. O kas ten žino, kas prie kamuolio būtų suskubęs kitas, jei ne Bartkus, ten buvo ir keli estai. Rimkevičius griūna baudos aikštelėje. 11 metrų baudinys, nėra skirtas. Neįtikėtina. Neįtikėtina. Apie tas žinias galbūt po šios atakos Santiagas Kesenelis į baudos aikštelę. Dar kartą griūna baudos aikštelė Artūras Rimkevičius. Kažkaip labai jau daug tų kampinių. Po pertraukos prie Šiaulių komandos vartų. Prie kamuolio dabar 23 numeris Marekas Kalniumajek, kurį Paulius minėjo, į baudos aikštelę siunčia kamuolį jis ir kamuolys atsidūrė vartuose. Sunku kažką ir pasakyti. Eliošius, Kirchneris į baudos aikštelę, estai apsigina. Manau, dabar pasikeis žaidimas. Šiauliai pilnai perims iniciatyvą, bet klausimas, ar pakaks laiko. Pelnyti 2 įvarčius ir patiems nepraleisti. Na ir Šiauliams, žinoma, dabar turėtų būti sunku. Psichologiškai pirmavo ilgai. O, Rimkevičius! Iš metro nesugeba įmušti įvarčio. Na gaila, labai gaila. Dabar ir vartininkas buvo užsiėmęs gerą poziciją. O dabar įvartis! Yeah!
Sveikinu Šiaulius, tai tokie įvarčiai krenta į estų vartus. Viskas kaip priklauso, 2-1 Šiauliai grįžta į žaidimą. Bravo! Laurynas Rimavičius dabar netrukus turėtų siųsti kamuolį į varžovų aikštės pusę. Tai ir daro į baudos aikštelę. Čia Igoris Morozovas žaidžia galvą, smūgiuoja vartus. Edvinas Jasaitis į juos nepataiko. Andrius Bartkus. Spaudimas didelis. Perdavimas į baudos aikštelę link tolimojo virpsto. Čia Igoris Kozlovas stabdosi kamuolį, perdavimas. Ai, kaip gaila, jau buvo. Dabar 2 netgi Šiaulių futbolininkai. Ir šios rungtynės baigėsi, labai gaila, tačiau Šiaulių pasirodymas Europoje šiame sezone baigtas.